Sveiki visi atvykę į tinklalaidę Pezlį apie kiną, čia su jumis kinomaniakas ir šiandien yra labai ypatinga diena, kadangi svečiuojasi kūrybinė komanda iš filmo Akiplėša. Tai yra režisierė Saulė Bliuvaitė, aktorė, niekad nesumaišyčiau, kuri atliko Marijos vaidmenį Vesta Matulytė ir Kristinos vaidmenį įgyvendinusi Ieva Rupikai. Taip pat fone girdėsite Gedimino Jakubkos kūrinių, būtent kurtų šiam filmui. Ir jeigu norite, galite visą garso takelį įsigyti vinilo formatu akiplėša.bandcamp.com. Pirmas klausimas, kaip jaučiatės, kaip pagaliau šitas ilgas projektas yra išleistas ir visi turi prieigą prie jo? Prašom, jūs pradėti. Galiu pradėti. Tai nežinau, labai laukta buvo, tai kažkaip tikrai fainai. Labai įdomu pažiūrėti, ką klasiokai kokie sako, arba ten tėvai, ar šiaip ten giminė. Kažkaip fainai, kad jo, kaip ir sakai, kad visi turi tą prieigą pažiūrėti ir pasakyti savo nuomonę apie tai. Nebėra jau to, kad, blema, tai čia laukiam, ten kažką įkėlė, tai kada bus galima pažiūrėti, tai kur tas filmas, kiek galima laukti. Prašom, eikit į kinus. Every day. Dabar šansas, jo. Jo, tai man panašiai kaip jau, labai smagu, kad gali visi pamatyti aplinkui, artimieji. Ir, pavyzdžiui, aš tai dabar dažniausiai po seansų, jeigu žinau, kad draugai eina, tai ateinu pasižiūrėti, kaip išeina iš kino salės ir kokios reakcijos. Nes kai kurie būna, kad ir labai paveikia juos ir truputėlį apsigrūdiniai išeina, tai man irgi taip sušilo širdį, nežinau. Ir šiaip, klausinėjau, kas patiko, kas nepatiko, nes viskas įdomu, absoliučiai. Tai pagaliau Lietuvoje. Kadangi kiekvienas filmas gimsta nuo idėjos, įdomu sužinoti, kada gimė pati Akiplėšos idėja ir nusprendėt, kad filmą kursit ir kad tokio būtent reikia Lietuvai. Šiaip tai pradėjau gal tokią scenarijaus traktuotę, kaip tokį planą, apmatus rašyti 2019 metais. Ir tada ištikus Covidui buvo labai geras laikas parašyti scenarijų, ką ir padariau. Ir po to taip, etapais. Ir gal iš viso per 4 metus buvo sukurtas filmas. Niekada negalvojau, kad negalvojau apie tai, ar čia tokio filmo reikia Lietuvai. Gal toks buvo labiau, kad toks filmas būtų man įdomus. Kažkoks toks yra šiaip, kuriant filmą, pavyzdžiui, režisuojant, kažkaip vis tiek bandai sukurti tokį filmą, kokį pats norėtum pažiūrėti. Tai jo, taip vis tiek labai asmeniškai viskas prasideda, bet aišku, po to pradedi galvoti vis tiek kažkaip kas ta auditorija bus, kam tas filmas skirtas ir taip toliau. Tai jo, visai galvodavau apie savo paauglystės draugės iš tikrųjų. Šiaip įdomu, jeigu nueitų pažiūrėti, įdomu, ką pamatytų ir šiaip ar kažkaip paliestų tas filmas jas. Jo, tikiuosi, kad taip. Užsiminė apie rašymą, tai labai įdomu sužinoti, koks yra tavo pačios rašymo procesas ir kaip tau sekas rašyti. Ar ten nebūna, kad labai sunku rašyti, nežinai ką rašyti, ar taip labai lengvai pasirašo viskas? Taip kažkaip, kadangi aš tik savo režisuotą filmą esu tik vieną tokį scenarijų parašius. Esu parašius scenarijų dar kitiems režisieriams, bet savo yra kitaip. Ir sakau, labai kažkaip gerai susidėliojo tai, kad buvo pandemija, nieko nevyko ir toks buvo žiauriai ramus laikas, visi aplinkui tiesiog iki išprotėjimo nežinojo, ką veikti, o man labai buvo fainai daydreamint, galvoti, taip kiekvieną dieną tiesiog būdavo tiek daug laiko, kad tu gali visą laiką kažkokią mintį vyniot. Nėra kažkokių papildomų ten dirgiklių, ar kad kažką ten turi eiti dirbti dar, tai labai pasisekė, kad tikrai taip iš lėto kažkaip. Mano procesas yra tikriausiai toks, kad man reikia, aš negaliu multitaskint. Aš, pavyzdžiui, pažįstu tokių scenaristų, kurie ant paskutinio deadline'o parašo ten per tokių istorijų, kurie parašiau per 2 dienas scenarijų. Aš tai neįsivaizduoju, aš taip nesugebėčiau tiesiog. Man neįmanoma, man neišneštų protas. Ir man stresas yra dirgiklis, kuris trukdo mano vaizduoti jį atsivert. O tokia ramybė, tyla, kažkokia ilgas vyniojimas kažkokios minties, ar tokia tam tikra meditacija,
jo, kažkaip, vat, toks mano procesas. Tai, sakau, šiuo atveju gerai susidėjo aplinkybės, kad tas procesas taip, nu, labai galėjo įvykti toksai, koks aš norėjau jo. Geras. O kadangi po scenarijaus, dar kas įdomu apie scenarijų, kadangi kas tikrai matė filmą supras, yra labai daug detalių skirtingų, iš skirtingų filmo etapų ir būna momentų, kada viskas labai surezonuoja. Tai tų tokių detalių kūrimas ir sudėliojimas į vietas, ar natūraliai išeina, ar ateina kažkokia mintis, po to grįžti, perdėlioji, ar taip viena vaga eini ir išeina. Čia vat klausimas, kokios tos detalės, apie kokias detalės mes kalbam. Nu, pavyzdžiui, apie to ir kaspinuočio motyvą. Nu tai va, tai čia, pavyzdžiui, šitas dalykas buvo, jisai atsirado, nu žodžiu, aš rašiau scenarijų jau kažkiek tai mėnesių ir aš buvau kažkaip, tarsi, nu vis tiek jau buvo toks kaip ir amatas, kažkaip buvo parašyta, bet aš tai perdėjau ir man, vat, dramaturgiškai kažkaip atrodė, vidury filmo, vat, kažkokia, atrodo, nu, reikia kažkokią išnešti kosmosą, tipo, šitą istoriją, nu, kažkas turi tokio, nu, vat, išeiti iš tos istorijos tokio crazy, kažkas tokio, nu, kur būtų, kas čia vyksta, tipo, nu, tokio, sakau, out of the box. Ir aš, vat, nežinojau, kaip išspręsti tiesiog, nes buvo, vat, kad Kristina tarsi vis intensyviau, imasi vis tokių drastiškesnių priemonių, kad ten sulieknėt ir ta įtampa kyla, bet vat, kažkaip atrodė, aš neradau, kaip pasukti tą istoriją. Ir tada man, kai kilo šitą idėją, aš taip apsidžiaugiau, nes toks, čia vienas buvo tų momentų, kai tu ieškai kažkokio rakto ir jisai tada ir surandi tą raktą. Ir tada įdėjus tą viskas atsirakino, visą likusi tą pusę filmo ir kažkaip, nu tada jau toliau, vat, kaip čia, nu taip išplukdė tą laivą, kad viskas taip jau savaime susidėliojo. Tai jo, šitą dalyką atrast, sugalvot man buvo labai didelis džiaugsmas iš tikrųjų, nes labai išsprendė dramaturgiją šitą filmą. Jo. Jeigu jau kalbam apie scenarijų, kaip jums atrodė scenarijus ir kokios pirmosios mintis, kai jau gavot prieigą prie viso scenarijaus ir perskaitėt ir galvojat, kokios buvo tos pirmosios jūsų mintis? Kai skaičiau scenarijų, be proto išsigandau. Taužinė, kai visą perskaičiau ir aš sėdžiu ir tokias atsirinkinėjau dalis, kur aš skaitau ir man tiesiog akis pučias ir aš galvoju, man tą reikėtų daryti. Aš tokia galvoju, nu negali būti, nei aš ten aktorė, kuri galvoju, kad sugebėčiau taip. Nu, ir prieš tai jokios patirties su aktorystė neturėjau. Bet paskui daviau tėčiui paskaityti, tėtis paskaitė, mama, man rodos, dar net nebuvo skaičius niekada. Ir mano tėtis, jam žiauriai patiko, jisai sako, aš skaitau ir aš įsivaizduoju tave tam vaidmenį, tai ta prasme sako, aš nežinau, kodėl tu neimtum šitos tipo galimybės. Ir labai jam reikėjo daug mane įkalbinėti, kad aš eičiau į šitą vaidmenį, bet labai džiaugiuosi, kad pagaliau įkalbėjo ir kad dabar aš čia. Javai kaip? Jo, nu man irgi panašiai, bet atrodo dėl to, kad aš jau į tuos castingus ir mes ten gaudavom, nu, po kokią sceną, pavyzdžiui, vieną. Ir jo, keli tie castingai buvo, tai atrodo taip susidariau pradžiai savo kažkokį tai įsivaizdavimą, kaip ta istorija atrodys. Aš ten galvojau, kad gale filmo, aš nežinau, kodėl aš tą galvojau, bet kad gale filmo visas tas penas modelio eina podiumu. Nu, taip nėra, jokio tam podiumo nėra ir šiaip. Nu, toks, atrodė man, kad viskas bus apie tą modeliavimą kažkaip. Jo, bet kai gavau tą scenarijų, prisimenu, kažkaip naktį ten skaičiau, nežinau, nes negalėjau užmigti. Kažkaip pradėjau skaityti prieš miegą ir tada pasidėjau ir tada galvoju, bet man įdomu kažkaip, kas ten vyksta toliau. Ir aš prisimenu, kad aš skaičiau ir aš galvojau, nu kažkaip vis pamiršdavau, kad va čia kažkas su manim susiję. Aš galvojau, kaip kokią knygą tiesiog skaitytum, kur, nu, atitolsti visiškai nuo savęs. Tai va, ir kažkaip net pradžioje buvo sunku suprasti, kad čia ta Kristina, kažkaip aš turėsiu ją apsimti kažkaip. Tai va, bet scenarijus, nu nežinau, va, man labai patiko dėl to, kad jau tas kažkokia istorija tokia. Nu ir man jinai tiesiog įdomi buvo. Tai va tas dalykas, kad kaip knyga grinai nuskaičiau ir man tiesiog norėjosi atversti tą kitą puslapį scenarijaus ir toks. Jo, tai kažkaip labai mane užvedė ir atrodo, nu taip
tikrai išsigandau irgi pakankamai, bet aš bandžiau to neparodyti, nes tipo. Aš čia noriu būti, kad tada. Jo. O pats laikotarpio supratimas, kadangi jeigu neklystu, veiksmas vyksta 8-7 originaliai. Šiaip šiais laikais, bet... Jo, ten jau kaip susijęsi, ten tikrai yra palikta žiūrovo interpretacija, bent kiek aš supratau. Kaip pavyko suprasti ten tas detalės, ar ten nebuvo, kad Saulė, ką tu čia parašai, kokia čia yra mintis vienos ar kitos scenos? Ta prasme, mes daug kažkaip šnekėdavom, ir Saulė mūsų istorijų klausydavo ir kitų aktorių merginų ir kažkaip jinai atleido mum ir savo kažkokių idėjų. Ir aš irgi, kai perskaičiau scenarijų, galvojau, kad čia bus apie 2007 kažkur, bet paskui, kai Saulė pasako, čia jūsų laikas, aš sakai, mūsų? Ok, bet jo, ta interpretacija tikrai visokių gali jų būti ir jo. Bet šiaip, buvo keista gal iš tos pusės, kad tai, pavyzdžiui, tokia istorija, gal tokios kasdienybės šiuolaikinės nebūtinai atliepia tos su socialinė medijom susijusios. Tipo, kad Vesta dar sakė, blemo, taip įdomiai gyvena šitie veikėjai, o mes tiesiog skrolinam grįžę po mokyklos pusę dienos ir einam miegot. Tai čia toks, turbūt jo, gal šita prasme tai yra kažkiek labiau aliuzija į kažkokį praeitą laiką, kai labiau gal kieme buvo veiksmas, bet iš tikrųjų priklauso labai, nes skirtingai yra, kur tas veiksmas kieme vis dar vyksta, bet yra ir scrollinimo fair share. O tas laikotarpio pametimas iš anksto buvo idėja, ar kūrimo procese atsirado, kad galbūt reiktų susijęti su šiais laikais? Kažkaip aš iš pradžių, gal pačioj pradžioj scenarijaus rašymo galvojau, kad čia bus praeitie vyksta veiksmas. Po to kažkaip, kai pradėjom jau bendrauti su paaugliais ir toks buvo tų istorijų, kažkokia atsirado iš jų pusės ir nežinau, ir man atėjo tokia mintis, kad nesinori jų įstatyti, atseit, kad čia praeitis. Man tiesiog šiaip aš gal turiu tokį truputį nusistatymą prieš tokius šio laikmečio filmus. Aš nenorėjau įsikalinti tam laike. Nes, pavyzdžiui, tada ten turi būti viskas. Turi ten žiūrėti, koks automobilis ten tais laikais buvo. Kokios ten taurelės sudėtos. Ir man, pavyzdžiui, tai buvo neįdomu tiesiog. Man buvo neįdomu gilintis į tas detalės, šitam projekte aš norėjau kažkaip gilintis į kitus dalykus ir sukurti kažkokį, kažkokį kaip tiltą tarp skirtingų kartų, kur tokį neapibrėžtas laikas, kur ten kažkokie bakūžė mediniai ir atvažiuoja Range Roveris. Man tai ir vizualiai kažkaip atrodė įdomu ir kažkaip norėjosi į šitą žaidimą įeiti. Ir mes, pavyzdžiui, su filmo dailininku apie tai kažkaip kalbėjom. Ir po to taip vis kalbėdavom apie tą laiką ir po to kažkaip supratom, kad gal nesvarbu, koks skirtumas. Mes galim naudoti daiktus ir viską, kas mums atrodo tinka tam pasauliui ir negalvot, kad čia, blemba, čia kažkokiam laikė mes esam, tai čia negalim kažko naudoti. Tai jo, ta prasme buvo gal dėl to įdomesnis tas kūrybinis procesas ir mažiau toks kalkuliuotas. Tiesą pasakius, būtent iš automobilių ir man pavyko suprasti, kad ta laiko etapas jau buvo Priusas. Šiaip jis iš autobuso. Autobusą. Jo, kurios važiuoja autobusą. Ne, man rodos, kur buvo ta scena su kaspinuočiais ir fone autobusas pravažiuoja. Jo, aš tenas galvoju. Bet nepasakyčiau, net nepastebėčiau turbūt. O aš kažkaip žiūrėjau, kad čia dabartinių dienų autobusas. Aš galvoju, čia nepavyko eismą sustabdyti. Man tai gal sakyčiau, veipai yra toks labai šiuolaikinis dalykas. Žiauriai. Ir matosi ten iPhone'ai nauji, toks kažkaip atrodo. Jo, iPhone'ų gal nepastebi niekas, bet veipinimas. Jo. Kristina tik tokia oldschoolinė, nes cigaretės rūko. Jeigu jau prakalbam apie cigaretės, kaip ten sekėsi jas rūkyti? Labai. Nesisekė man. FYI buvo kino cigaretės, kurios yra netikros. Taip. Jo, bet vis tiek man nesisekė. Aš nežinau, man tiesiog čia buvo... Atrodo, kad turėtų būti netoks baisus dalykas, bet man tuomet, aš 8 klasį filmaus ir man, tiesiog, aš nežinau, man buvo kažkokia šiaip era, kur ten kažkas rūko gatvį ir aš prieš praeidama pro to žmonės, aš ten įkvėpiu savo oro, kad tipo tik aš nežinau, kas man buvo, bet man kažkaip atrodė, kad
Jeigu, nu ten šiaip kažkokie prisigalvojimai tokių nesąmonių, tokie labai... Baisu buvo, vaibiškai ir kai reikėjo pasibandyti tą, nu, nesvarbu, kad ten kino cigaretė, bet vis tiek ten, nu, tarkim, dega. Jei labai baisu buvo žiebtuvėlį uždegti. Jo, kažkodėl. Jo, Tai. nes ten pirmą kartą, kai bandėm, tai Jeva net Jo. reikėjo ten žodžiu. Nu, aš nežinau, čia kažkoks toks dalykas buvo, Bet kur... tai čia normalu visiškai, kad buvo baisu ir kur atrodo, kai pirmą kartą bandai parūkyti, atrodo, kad numirsi tiesiog. Nu, tiesiog atrodo, Įtrauksi ir man, numirsi. pažiūrėjau, atrodė, kad, tipo, man patiks labai ir kad aš... Jo, aš tas irgi atsimenu. Jo, jo. Kad iš karto diktas. Jo, jo. Bet tai tai va- irgi nebuvo. Jo. Nebuvo. Ne, bet šiaip ir iš tikrųjų filme ten tipo Kristina rūko, bet tas dažniausiai išpiegu taip iš tikrųjų pažiūrėjus, taip kadras po kadro, kad ten daugiau yra, kad laiko tą cigaretę, o tipo, kad ten rūko, tai ten tik tai kur su barbėtu tenai, bet yra tas kadras, tai toks, kur jau matosi, kad įtraukia irgi taip kažkaip negrabiai, šiaip ir labai tiko tam personažui, tas negrabumas toks. Tai va, bet šiaip visur kitur, nu tai toks, jo, kaip būna filmuose, kur vyksta kažkokia scena, kur žmonės valgo. Ir, nu, atrodo, taip sukurta, taip kažkaip tu seki ten, ką jie kalba, ir taip, bet jeigu įsigilini, tai tu pamatai, kad jie iš tikrųjų beveik nieko nevalgo, ten kažkokią vieną salotą dedasi į burną, nes 50 dublių ir, nu, tai čia panašiai ir su rūkimu, čia taip iški apgavystė tokia gaunas. Jo. Jeigu kalbam apie nepatogias scenas, yra viena scena, kuri mane labai domina, kurią matė tikrai daugumą anonse, kadangi čia buvo ta scena, kur aš galvoju, kaip reikėjo tą išvaidinti, tai yra vėmimo scena. Maniau. Tai koks procesas, kaip ten pavyko vemti prieš kamerą. Nu, blam, čia toks įdomus dalykas, nes kai perskaičiu vat scenarijų, tai aš ir kažkaip tokį klausimą turėjau, nes aš prisimenu, susitikome su Saulė aptart scenarijaus tai pirmą kartą ir kažkaip, jinai taip, aš taip paklausiau, man atrodo, gal, ir jinai sako, tai jo, mes čia bandėmės ir kaip ir tu pagavus, nes tiesiog išgeri daug vandens ir, nu, tiesiog kaip ir išvė. Mums labai ištikštų, nu, bet toks dalykas yra. Tai taip paprastai palyginus, ar ten buvo nemalonu prieš kamerą, ar bendrai nemalonu. Nu, man atrodo, aš tiesiog norėjau, kad baigtume, mes greičiau ten filmuojame. Nes Šiaip šalta buvo. labai buvo. Ir toks, kur tiesiog nufilmuojam ir baigiam. Ir dar labai norėjau, kad pavyktų, kad mažiau duomenų. Jo, javas buvo toks tripas labiau apie tai, kad, ne, kad ten ką aš čia darau ir kad čia kažkas nemalonu, toks, o dieve, kad man pavyktų tik tai padaryti. Nu jo, nes atrodo, šiaip, nu, taip nenori, kad ten komanda turėtų. Nu, toks atrodo. Ne, bet šiaip tai, nu, tas tiesiog, jo, nežinau, čia turiu pasakyti, kad turbūt gal šiaip žmonėm kelia klausimų va tos scenos visą laiką ir kodėl buvo daroma iš tikrųjų tam tikri dalykai. Ir, nu, čia toks labai susijęs su šito filmo, nežinau, tema gal ir šiaip pačiu stilium, kad parodyti tą, vat, kadangi labai daug yra to kūniškumo apie kūną, apie kažkokį skausmą, pro kurį reikia praeiti, fizinį, vat, pavyzdžiui, paauglėm šiuo atveju. Ir tas auskaras liežuvyje, ten, kur būna iškirpta kažkokios fazės holivudinėse filmuose ir pamatom ten užklijuotą. Nu, toksai nepajaučiam tiesiog, ką tai reiškia iš tikrųjų, kaip toks išsikankinimas. Ir tas, vat, vėmimas, tas, nu, čia yra irgi apie kažkokius valgymo sutrikimus ir kad tai yra, nu, labai skausmingas dalykas ir kažkaip norėjosi, dėl to aš iškart kažkaip ir su Jeva kalbėjau ir su jos tėvais, va, tiesiog apie tai, kokį mes šią filmą darysim ir kaip išnaviguot, kad, nu, kažkaip atskleisti tą temą, va, taip, su visa ta tikrovė tokia nepatogia. Taip. Taip pat įdomu sužinoti, kaip buvo filmas priimtas jau po parašymo, pristatymai ir finansavimo prašymas. Tai ar patikėjo istoriją žmonės, ar reikėjo įtikinėti, kad tokios istorijos vis dėlto reikia Lietuvai? Šiaip iš tikrųjų, per tas skirtingus etapus, kiek ten turėjom pokalbį su Lietuvos kino centro komisija, ta ekspertų komisija, tai kažkaip labai daug palaikymo susilaukėm nuo pat pradžių. Dėl to, kad nėra daug lietuviškų filmų šiaip apie paauglius. Nu, šiaip daug kas sakė, o, va, kažkas naujo, nes nėra tokių filmų. Ir jo, tai va, buvo tas palaikymas ir kažkaip būtent dėl tos temos, kuris tarsi trūksta turinio pas mus,
tokiam temam ir jo, tai labai džiaugiuosi, kad kažkaip nebuvo tokio, kad kažkaip pasipriešinimą jaustume, kad čia reikia kovot, įrodinėt, kad toks filmas reikalingas, tai šiuo atveju jo, kažkaip sėkmingai praėjo šitas procesas. Jo. Noriu dar pakalbinti ir aktorės apie nepatogias scenas. Tai čia tikrai atsimenu sceną būtent su Vesta. Tikriausiai buvo kalbėta ir su Ieva, būtent su intimumo koordinatorė. Tai tas pats darbas, tas perlipimas per save, kaip vyko, kokie prisiminimai. Aš atsimenu, vat, buvo iš tų kelių scenų, kurių aš skaitant scenarijų suabejojau ir išsigandau, bet nebuvo taip baisu, kai vat, supratau, kad mane čia visi klauso ir čia jeigu labai jau nenoriu, tai man yra pasirinkimas kažkaip apdirbtai. Tai aš vat, kalbėjau su Saulė, su intimumo koordinatorė ir, ta prasme, tie pokalbiai tikrai labai padėjo ir aš, paskui kažkaip einant į filmą suprantu, kad čia tiesiog vaidyba. Ir, ta prasme, aš kažkaip vat sėdėjau su tą mintim ir aš pasakiau, ką galiu daryti, ko negaliu daryti. Ir su tom repeticijom, su kalbėjimais, ta prasme, tie pokalbiai, iš tikrųjų labai padėjo. Tai einant toliau, jau kai ėjom į aikštelę filmuoti šitą sceną, aš tikrai nesijaučiau ten kažkokia labai neužtikrinta ar dar kažką. Aš viską žinojau, kaip bus ir buvau pasiruošus. Jo, ir šiaip aš dar norėčiau pridurti, atrodo, kuo toliau ten būdavo tas repeticijos, panašiai ir šiaip susitikimai, tai ir su Saulės artėjom ir su Vesta, o paskui kai prasidėjo filmavimai, tai tokia visa komanda kažkaip labai šilta buvo ir toks atrodydavo, kad, visi kažkaip viską supranta, visi tokie labai supratingi buvo ir kažkaip atrodo, pavyzdžiui, mes su Grimerėm labai sutarėm ir mes ten visą laiką sėdėdom, kartais tikrai sėdėdom tai Grimerinį ir ten, žiauriai fainai būdavo, tai aš prisimenu ir prieš tokias sudėtingesnės scenas, mes pradžiai ten labai juokėmės, panašiai, paskui ateinam tą dublį filmuoti. Ir taip atrodo, visi labai supratingi ir toks atrodo, kad jeigu kažkas tau nepatinka, panašiai, tu gali ateiti visą laiką pas juos ir pasipasakoti. Toks atrodo, kad nes anksčiau aš galvodavau, dar neprasidėjus filmavimam, kad čia kažkaip bus labai taip viskas profesionaliai. Taip, kažkaip aš galvojau, nes aš nežinau, kaip ten tose filmavimuose viskas vyksta, bet kažkaip nuo pat pirmos dienos buvo tokia, kur, mes čia dabar mėnesį visi būsim kartu, visi draugaujam, davai. Kažkaip, tikrai labai tiesiog fainas toks laikas. Pratinimasis yra ne tik prie nepatogių scenų, tačiau ir prie didelės kameros. Tai su Vytautu Katku kokie darbai, kadangi, ant juostos filmavot, ne? Ant skaitmenos. Nes vis tiek ta kamera būna prieš veidą, jinai nėra, sakykime, gal iš tų mažųjų, tai kaip pripratot, kad dabar, nežinau, ten 10 žmonių vienu metu jūs stebi? Gal, aš net nežinau, kad kiti žmonės stebi, aš kažkaip neturėjau problemų, bet man su ta kamera, aš kartais net nepagalvodavau, ant kiek jinai arti turi būti, nes atrodo, ir dabar sako, nežiūrėkit į kamerą, ir tu ten, kamera, taip, stovi tau prieš veidą, ir tu kažkaip turi nukreipti žvilgsnį į kitą pusę, ar dar kažką, nors tau žiauriai arti tą kamerą. Aš nežinau, šiaip žiauriai linksma buvo ir žiūrėti, kaip dirba operatorius, nes aš sakau, pažiūrėjus filmą, man irgi operatoriaus darbas yra wow, aš neįsivaizduoju, kas pas jį ten galvoj dedas, bet kažkas labai gero. Nieks nežino. O šiaip atsimeni Vestą, kai filmavom, tokiose, kur neėjo filmą, bet kur baseinė ten po vandeniu, taip. Kur buvo Vesta po vandeniu ir Vytautas plaukiojas kamera kaip ruonis. Šiaip toks labai geras atsiminimas likęs. Taip. Kur po to jau ten kamera padėta ir jūs tiesiog nardot. Toks buvo filmas. Kaip Ievai su kamera darbai? Nežinau, pradžiai kažkaip buvo keista, nes, gal tas, kad, reikia nežiūrėti, tiesiog, tu negali ją pažiūrėti. Ir šiaip atrodo kažkaip, bet, pavyzdžiui, tas dalykas, kad už kameras dar daug žmonių yra, atrodo nelabai susikoncentruodavau ant to, tiesiog atrodo, nori tiesiog padaryti kuo geriau kiekvieną dublį ir toks buvo, kažkaip, net nesuprasdama to, atrodo, susikoncentravau į tą vaidybą, kad,
kuo geriau kiekvieną dublį, nes visą laiką galvodavau, kurį dublį, tipo, paims. Ai, bet šiaip prisiminiau, tai kai buvo pirmas pabandymas su kamera, nes šiaip mes ten repetavom, ten pafilmuodavau su telefonu ir buvo, mes atvažiavom į filmavimo paviljoną, tiesiog ten, kur technika, žodžiu, atvažiavus rinktųsi. Ir darėm repeticiją tos muštynių scenos, atsimenat, kur buvo bėgiai, kamera ten su to kranu, man atrodo, buvo. Žodžiu, belenkokia konstrukcija ir mes į tą repetavom tą muštynių sceną ir buvo tikrai jom iš pradžių taip to prasme, ten kažkoks tai Tyrannosaurus, ten, ta prasme, važinė, kur ten atrodo atsitrenksi, toksai buvo iš pradžių. Bet šiaip gerai, kad padarėm tą repeticiją, nes po to jau kažkaip taip priprato labai. Ir šiaip labai jautėsi nuo pirmų filmavimo dienų ir ten, jau kai įsivažiavo filmavimas, kad ir Vesta ir Ieva labai, su tą kamerą taip jau pradėjo šokt, kad visą laiką, taip labai jautė, kur jinai yra ir kaip pasisukt, toks vizualiai labai matėsi tiesiog. Kaip, profesionalūs kino aktoriai žino visą laiką, ne tai, kad bando parodyti kažkokią ten savo gražią pusę į kamerą, bet iš tos pusės, kad, kad ten nenusisukt, arba, nežiūrėt, arba, tiesiog kažkaip, jaust visą laiką, kad yra, jinai. Tai jos labai kažkaip gerai taip pafilino, žodžiu. Kažkaip atrodo, filmavimų ten link pabaigos, tokius tipsus savo pačiai susigalvodavau, kaip ten, jeigu jau nori žvengti, kad įsižnyb ten kažkur. O buvo tokių, kur reikia būti rimtai, norisi juoktis. Jo, žiūrėjau, dažnai atrodo. Aš nelabai prisimenu, bet... Aš nežinau, bet tikrai esu taip daręs. Aš atsimenu, dabar priminiai, kad aš irgi turėjau tokią sceną, kur Savickas beldžiasi ant durų ir Savickas išlenda. Tenai saulė prieina prie manęs, Vesta, tu nesijuok. Ir aš pati, atrodo, bandau, ten stengiuosi nešyptelt, nieko, nes tikrai juokinga. Aš irgi būčiau žagus. Ir ten dar išbėga Jekaterina. Vaidmenys jūsų yra labai skirtingi ir apie patį aikštelį gal irgi prisiminimą, ar nebuvo, kad tiesiog, pavyzdžiui, Vesta pamirždavo šlubuoti, ar kad ten Ievai koks nors veikėjos akcentas užsimirždavo, kaip jūs susigyvenot su tai savo vaidmenimis, kaip pripratot prie jų ir taip pat kaip išeidami iš aikštelės atsiribojot nuo jų. Tai su šlubavimu, tai aš šlubuoti negalėjau pamiršti, nes kiekvieną kartą, kai būdavo tokios scenos, kur man reikia pavaikščioti, tai aš turėjau susikoncentravus su kostiumų meistrė tokia iš ekspreso kapsulyčių 2. Tas kavos aparatas. Jo. Ir aš susilipinau, jas apsiviniau popierium ir tiesiog... Buvo tokia mano kaladėlė ir aš į batą įsidėdau, kad man tiesiog primintų, kad man reikia ten šlubuot. O šiaip, net nežinau, atsiribot nuo veikėjų buvo labai lengva, nes ir Saulė mums daug padėjo, jinai tai tom repeticijom. Atrodo, net nežinau kaip, bet kažką padarėm, kad, atsiribojau. Iš tikrųjų, išeinant į aikštelės, net nepagalvojau, kad aš prisirišus ten prie Marijos, tikrai. Nedypinom per daug, gal nebandėm tapatint Vestos ir Ievos su tom veikėjom per daug. Tiesiog gal supras, toks šiaip tie filmavimai, visas toks žaidimas buvo. Yeah. Kažkoks toks, pažaiskim, kaip tie žmonės dabar čia elgėsi, ką jie čia daro, nežinau. Jo, man irgi. Aš dabar prisimenu čia tiesiog, pavyzdžiui, ten būna po filmavimų ypač, nes mes baigėm filmuoti vasaros pradžioj ir tą vasarą, nežinau, susipykau su tėvais kažkada. Aš ten kažką pasakiau ir sako, tu gal dar neišeiti po iš Kristinos vaidmens, jau užtenka. Oho, koks šeid. Nes... Jo, tai kartais aš taip pagalvodavau, tipo. Atrodo, jo, bet klausimas buvo apie veikėjus. Apie įėjimą iš personažų. Tai įeit aš nežinau, po truputį atrodo, nes nuo pat castingo, kaip sakiau, su scenarijum, tai taip pat ir su veikėja, atrodo, vienaip susigalvojau, tada gavau scenarijų, buvo kitas etapas, jau pamačiau, kaip Saulė parašė šitą veikėją, tada galvojau, kaip pridėti nuo savęs, kaip
prie savęs pritaikyti. Jo, tai vat ir, tas repeticijos, tiesiog mes improvizavom labai daug. Tai atrodo, pradėjau po truputį matyti tą žmogų, kažkaip įsivaizduoti po truputį. Tai va, ir kai jau atėjo filmavimai, tai taip dar prisimenu pirmą dieną, kažkaip žiūri, mes jaudinomės ten su Vesta, kol mus paims, į filmavimus nuvažiuoti. Ir kažkaip tais, galvojau, kad jau viskas, nes kažkaip aš labai jaudinos, kad gal kažkaip ne viską apmaščiau, kaip aš norėjau ten. Atrodo, nesijaučiau tokie pasiruošus. Galvojau, kad gal kažko man pritrūks, bet toks jau buvo, kad tą dieną supratau, kad, kaip ir, jau dabar jau prasideda tas dalykas, kad aš jau turiu suvaidinti, jau turiu parodyti vos, ne, ką aš esu pasiruošus ir jo, bet vat kas fainai, tai kad per filmavimus irgi buvo toks, atrodo, vis tiek vystymas to vaidmens. Vis, nuo kiekvienos scenos jis man atrodė toks tikresnis. Jo, paskui taip pat tokius tipsus susigalvodavau ten jau, nes kai įpratom prie tos aikštelės, atrodo, kažkaip pradėjau net jausti, kai reikėdavo į Kristiną įsijausti, toks atrodo jauti, kad kažkokius gal kūno judesis arba kažkaip kaip pasakai tokį toną gal labiausiai, tiesiog pradėjau jausti ir tokia prasidarė net, atrodo, kaip technika tokia, tai vat, jo. O išėjimas aš nežinau, kažkaip nepajutau, bet, kartais atrodo, užeina kažkokia dalis Kristinos. Noriu šiek tiek atitolti nuo filmo, nukeliauti į jau po sukūrimo procesą į keliones ir pristatymus. Kokie atsiminimai iš kelionių, ar nenuvargino Lokarne pristatinėti, kokie įspūdžiai iš Lokarno būtent? Labai daug maudėmės baseinę su Ieva, nes hotelėje buvo baseinas, labai gražu ten buvo Lokarnas, man tokį įspūdį paliko ir šiaip atrodo Lokarnas toks buvo pirmas viskam, nes ir daug, nedaug, bet tikrai buvo, kad ir interviu pakviesdavo paimti ir aplinkui žmonės jau matė filmą, prieina prie mūsų, sako, koks geras filmas, o mes dar pačias nematėm tų filmą ir mes nesuprantam, ką jie ten mato. Tai va, o šiaip žiauriai linksma buvo ir kai sužinojom, kad laimėjom, mes iš viso kelias valandas prieš tiesiog jau ruošiamės važiuoti namo ir sako, tai ateikite apdovanojimus, nes gal kažką laimėjau. Jo, aš tai žinau jau, bet aš kažkaip negalėjau patikėti į paskutinės sekundės, galvojau, kad kažką netaip išgirdau, nes, kad pasakė, kad tą auksinį leopardą pagrindinį apdovanojimą ir toks atrodo, tavrasi, ne, kažkas, aš net prodiuserės prašiau, kad jie atsiųstų patvirtinimą raštu, kad aš galėčiau perskaityti parašytą tekstą, nes kaip pasako per telefoną sugalvoju, kai būtų lieva, jeigu aš iš tikrųjų netaip išgirdau ir taip net sakyti niekam ten nesinorėjo, žodžiu. Bet jau kai mane, tai šiaip ten labai įdomu, nes prieš apdovanojimus tu jau ten fotkinėsi su to apdovanojimu ir ten duodi interviu ir aš atsimenu mane atveda dieną prieš apdovanojimus į tokį kambarį, taip pat tamsu ir padėtas tas leopardas ir mane pasadina. Ir man gėda pažiūrėti, aš apsimatu, kad jo ten nėra, nes aš kažkaip norėčiau paskaityti, kas ten parašyta, žodžiu. Ir manęs vis klausia, tai kaip jūs jaučiatės? Ir blema, tipo, I don't know what we're talking about iš viso. Tai buvo toks labai surreal dalykas. Tai va, bet, wow. Iš tikrųjų, jis, nepaisant to apdovanojimo, įsimintiniausias momentas tikrai buvo tas pat premjera, kur atėjo ten virš 2000 žmonių. Visa ta salė, kur mums sakė dieną prieš, sako, ten žinokit, žiauriai didelė ta salė, ten niekada nebūna pilna, tai tiesiog nesparinkit. Ir mes atvažiuojam ir sako, žinokit, sold outas, sakau, kaip suprast. Ir mus taip pakviečia ant scenos ir ten taip ilga žiauriai, tokia pailga ta salė ir nesimato galo, tiesiog atrodo, kaip būna istoriniuose filmuose pridubliuota ten kokių romėnų kareivių. Ir tai, CGI. Ir aš taip žiūriu ir kažkaip, atrodo, kas čia, tiesiog, tai man tas vaizdas, kažkaip labai, kad tiek žmonių susirinko pažiūrėti filmą apie kažkokiam Lietuvos užkampį gyvenančias 2-13 metės mergaitės, man aš pagalvojau, kažkaip, žiauriai faina. Kaip Ievai kelionės? Lokarnas? Lokarnas ir bendrai kelionės. Patinka. Nežinau, tas Lokarnas toks tikrai žiauriai fainai buvo,
Bet atrodo visą laiką kažkoks sužeidavo man. Nu, toks, kur... Nu, pradžioj nenorėjau taip labai išskristi iš Vilniaus, atrodo, norėjau dar kokią savaitę palaukti, kad tas kelionės dar lauktum ir atrodo, nes atrodo, nu jo, aš nenorėjau, kad žiauriai greitai tas visas laikas praeitų. Tai va, tai kažkaip ta premjeros diena irgi, nu, tikrai buvo daug jaudulio labai. Tai va, tai atrodo, kartais netgi biškai giliuosi, nes, nu, taip, atrodo, nepasimėgau visiškai. Nu, bet aš manau, čia logiškai. Logiška. Jo, tai va, bet, nu, tikrai smagu buvo tokie surreal labai dalykai. Nu, kur niekada negalvojau, kad atsitiktų taip, tai va. Šiaip, bet jo, bet tikrai, fainai labai buvo įdomu pažiūrėti pirmą kartą filmą ir išgirsti tiesiog, nu, kokie atsiliepimai, nes atrodo, tu pats dar net nesusiformuoji nuomonės apie tai ir jau kiti ją irgi turi. Prieš pažiūrint filmą. Jo. Nes ten buvo prieš premjerą, būna tie press screenings uždari. Tai žmonės iš to press screenings jau buvo matę. Ir tiesiog mes atvažiavom ir visi ten prieina prie jų ten. Oh my god, ir jos tokios... Kas ten įdėta tiesiog? Tu pasakai, kad labai nervinaisi, kad kas ten... Nes aš nežinau, nu, atrodo labai jaudinus tiesiog kaip atrodo tas visas scenas, nes čia tas pats, nu, tu gauni, prieš gaunant scenarijų kažką įsivaizduoji ir čia tas pats, nufilmuoji ir įsivaizduoji, kaip ten atrodo. Jo, tai va, šiaip, nežinau, tikrai smagu, mes buvom triesti visas. A, jo, irgi. Tai tiesiog, nu, nežinau. Fanų klubas ten, ta prasme, po filmo ir darėjo jos į susitikimą su savo fanais. Fanėm. Jo, geria kavutę. Jo, nu, bet Labai tiesiog faina labai buvo. faina kelionė buvo. Jo, nu, taip atrodo, nežinau, norėtų, kad nesibaigtų niekada. Jo. Noriu užklausti ir apie įsimintiniausius įvykius. Ir bendrai, ką išsinešate iš šios patirties, gal tai kokios nors pamokos, draugai, prisiminimai, gera emocija. Kas jums yra tas bendras kūrimo procesas būtent šio filmo? Geri atsiminimai ir nuostabi komanda, visi ryšiai, aš negaliu, nu, atrodo, atlaukiu premjeros labiausiai, kad susitiks su komanda. Nu, nes vis tiek visi išsilaksto, nelabai ką sugaudysi tenais. Tai vat man tie, nu, bendravimas yra, nu, nežinau, turbūt stipriausias dalykas iš šito viso dalyko. Jo, ir šiaip atrodo toksai, man tai, pavyzdžiui, žiūri, nežinau kaip jums, bet man, pavyzdžiui, žiūri sunku kažkaip patikėti, kad, nu, aš iškiam filmę, tipo, prisidėjau kažkokio, tipo, tokio kūrinio, kuris išliks ir man kažkada, aš prisimenu, močiutė ten pasakau kažką dar, nes atrodo, taip, laukiu tą filmą, visiems ten pasakau viską. Ir kažkaip ta močiutė sako, bet tu supranti, kad tu galėsi, kai turėsi vaikų, kai turėsi anūkų, tipo, galėsi parodyti ir tas išliks, kaip tu atrodai, kaip tu kalbėjai, kaip tu sukūrei tą Kristiną, kai tau buvo 13. Ir atrodo, aš negaliu patikėti, kad kažkur yra tai užfiksuota ir toks, atrodo, nežinau, nu, man tai čia toks labai neįtikėtinas dalykas ir toks atrodo šiaip. Nežinau, ta komanda tokia, kad prie kažko tokio didelio prisidėjau ir kad buvo tai fainai, nu, tiesiog labai labai džiaugiuosi, tai va. Nu, kažkoks yra jo magic moment, tipo, kad kažkokie žmonės kažkokiu laiku susibūrė ir sukuria kažką, kas išlieka forever. Jo, galbūt. būtent. Ir tie žmonės po to pasuka savais keliais, bet yra tas užfiksuota jo, nu kažkoks yra įrašyta. Jo, atrodo, šiaip susijom ir kažkaip, aš irgi, kad kažką galėjau nuo savęs pridėti ir taip kažkaip sukurt kažką irgi ir tada toks gaus didelis kūrinys su visais ir toks, atrodo, nu tiesiog, nežinau, negaliu šitą patikėti dėl šitą dalyką. Jo, labai, labai faina, man tai būna, va, jūs sakot, negaliu patikėti, kad buvau filme, vaidinau, o aš taip žiūriu jūs ir negaliu patikėti, iš tikrųjų, kai ten rašiau scenarijų, įsivaizdavau kažkokius žmonės ir negaliu patikėti, kad atsirado tie žmonės, ne tai, kad scenarijui ten, kas parašyta, atsirado, bet tiesiog atėjo žmonės ir savo atnešė kažką ir kad nu, tiesiog irgi, kad tai įsirašė, vaizdas, veidai, akis tų personažų, kad jie, nu, kažkaip, jūs juos pertransliavot per save, nu, toks, tikrai kažkoks toks žiauriai surreal dalykas šiaip. Nes kai rašai scenarijų, tai gali įsivaizduoti, ką nori, bet
kaip padaryti tai, vat, nu, kad paversti į vaizdą, tai žmonės tos ten, aš atsimenu, kur ten parašiau apie tą milžinę scenarijų ir atrodo, nu, kad čia nesąmonė kažkokia, nu, kur čia surasti tokius žmonės, tai aš tiesiog esu, nežinau, šokiruota biškai, kad iš tikrųjų įvyko viskas ir kad tiek daug fainų žmonių sutikau šitam procese. Tikrai smagu girdėti, kadangi tas gera emocija ir žiūrovai tikrai persiduoda, kad buvo gerai susidirbus komanda. Na, ir noriu paklausti, kasgi toliau? Gal kokie nauji scenarijai rašos, gal jau castingai skambina, ieško naujų aktorių. Nu, dar niekas neskambina, bet labai laukiu skambučių visų. Tikiuosi. Jo, nu, tikiuosi pavyks man šituo keliu toliau eiti, nes iš tikrųjų labai sudomino ir patikino industriją, įsimylėjau be galo ir labai tikiuosi, kad ateityje teks toliau dirbti. Nu jo, aš irgi kažkaip, nežinau, noris, nu nežinau, tas vien, irgi čia toks surrealus dalykas, kai tu paturėjau vaidmenį kažkokį ir atrodo galėjau sukurti tas dalykas, kad kai tu turi vaidmenį, bet man su Kristina buvo taip, kad aš negalėjau pradžiai įsivaizduoti, koks jinai žmogus yra, nu kaip jin tiesiog atrodo kažkaip ir kaip jin ten elgės, nu atrodo viskas man nesusidėjo taip į vieną pradžiai. Tai va, ir galiausiai viskas susidėliojo, taip tai atrodo labai norėtųsi iš kažkokios gal kitos pusės, bet irgi, kad kažkokį vaidmenį sukurti, atrodo visiškai priešinga, žinai. Gerutė tai. Nu nežinau, tiesiog labai įdomu pasirodė tas, kad, nu tai tiesiog ir atrodo, kažkur ten eini, pamatai gatvį, kažkokį tai žmogų ir pasiemi iš to, kaip, ką tu pamatai kažką ir, nu jo. Žodžiu, skambinkit. Sak skambinkit. Sak. Jo, atsiliepsiu šitą. Aš tai neskubu niekur, bet jo, turiu idėją naujam filmui, turėčiau rašyti scenarijų, bet dar kol kas būnu su šituo. Tai va, bet, žodžiu, pakalbėsim po 4 metų. Kai pasikviesim. Tai kiek supratau, ta aktorystė aktorių neišgąsdino, kadangi ėjo praktiškai be jokios patirties. Tai patiko ir planuoja tęsti toliau? Taip, tikrai taip. Ja. Labai smagu girdėti ir noriu sakyti išvadinius sakinius. Tai čia buvau aš, kinomaniakas ir Saulė Bliuvaitė, Ieva Rubėkaitė ir Vesta Matulytė. Fone girdėjote Gedimino Jakubkos kurtą muziką, tikėjomės, kad pokalbis patiko, kažką sužinojot naujo ir aš noriu gal bendrai padėkoti už filmą, kadangi tikrai sukrėtė, tikrai buvo scenų, kada tu sėdi kėdėje ir kai tau viskas surezonuoja, kai tu viską supranti, taip atsiloši, nusupratęs gilį ir tą stiprią, be bendro filmo, tai tikrai ačiū už filmą. Ačiū. Ačiū, kad buvot. Iki.